Sveiki, atvykę į mano kanalą. Ai, čia tie patys visada žmonės. Sveiki, žodžiu, važiuosim šiandien į Molėtus, 92 pakrautas, raketa, puška, petarda, viskas paruošta. Liko keli niuansėliai smulkus, bet po kašerginės, žodžiu, buvo problema, kad nedapūsdavo, ar tai perpūsdavo turbiną, taip atrodė. Tiesiog buvo, blogai, žodžiu, važiavo jinai. Važiuodavo 3 ar 4 bėgių tik iki 4000 apsukų ir dingdavo. Dideliukas. Tai žodžiu, važiuodavo nuo 1-2 bėgių iki ribotkės, o 3-4 būdavo iki 4000 ar 5000 ir viskas, ir mašina dūsta. Tai buvo problema su programinė dalim, žodžiu. Pareguliavo barus tepalo, tai yra spaudimą, buvo 7 barai, padarėm 5 barus. Čia kažkaip buvo įsivėlusi klaida, padarė 5 barus, pralėkiau valiną figenai. Kol kas dar tik tai pralėkiau 2 mepų, tai čia kažkur apie 400 PM arklių, kokių gal nežinau. Tai va, šiandien pabandysim turbūt ir 3 ir 4. Važiuojam į Molėtų aikštelę, maža trasa, bet pabandysiu bent, nežinau, 3 bėgį, daug dūmų pridaryti, kažką tokio padurniuosim. Tai žodžiu, varom pažiūrėti, ar nelūžta pusė šį kardanai. Tai ką dabar darom? Dabar važiuosim ant bortelio, kad mašina pakiltų aukščiau, tralas atsistotų kampu žemyn ir kai nuvažinėsim, kad nekliūtų va šitas dišlis. Žodžiu, kai nusileidinėjom, ar tai šitas, ar va šitas va kliūna. Šudukas visada. Nes tralas yra šūdinas, netinkamas, pažiūrėkit kaip ratai. Nesąmonė, oriai neturi būti. Panašu, kad viskas pagal planą. Oi, pamiršau ką padaryti. Nu, Labai negerai. Mes tiesiai pompą pajungiam. Ble, aš taip ir galvojau, kažką turiu padaryti. Žodžiu, šitą fiškutę ateina iš kompiuterio signalas, kad įsijungtų vandens pompą. O mes laikinai buvom įkišę laiduką tiesiog. Ir va dabar žiūrėk. Vandens pompa veiks va taip. O turėjau kištukus padaryti tvarkingai, kad tiesiai, bet tvarkingai. Laikinai turim problemus, nes neturim kažkokio adapterio prisijungti prie kompo padėjimo, kad padaryti, kad pompa veiktų visada. Kažkodėl neatsijungia. Nu, žodžiu, yra problema, tai laikinai treniruoti tiesiai pasijungiam. Taip nesinori skust laidų, dabar kažką reikės daryti, kad bleminai normaliai veiktų. Nes gali jau problemas, jo, jeigu dings pompa, tai staigiai kaista šitas variklis, kai pompa dingsta, tai, nu, tai aišku, be cirkuliacijos iš karto bam. Kaista temperatūra ir čia galim susprogdinti, išliesim tepalus ir visi verks. Eit, čia rimtai negerai. Nu, va tas ir buvo, kad mes kaip išvažiavom, tu sakai kažką pamiršau, ble. Tai va tas ir buvo šitas. Na gerai, dabar laikinai sujudinu, kad nuvažiavimai. Čia viduje irgi skrūtkė padaryta. Nes buvo ten visada pajungta, o čia laidus tiesiog skrūtkė susuki ir viskas ok. Degimo tumbleris irgi dar nepadarytas, tai kol kas degimas jungiasi su tokiu tumbleriuku. Jungiam degimą. Bėgis turėtų būti laisvas. Kūriam. Dirba kaip ogytė. Gerai, galima nusikėlinėti. Viskas normaliai. Tuo išspręsim su tą pompą. Išsikraunam viską iš 92 ir laukiam treniruotės pradžios, kur jau už 5 minučių gal, bet kol susiruošim užtruks ilgiau laiko, nes dabar 265 padanga. Nežinau, ar ją čia deginsim, turbūt dėsim 225 kažkokią, 215 ten ką turim padeginti. Nes čia treniruotė ir automobilio testas, ne kažkoks, tai nieko nenorim įrodyti. Treniruotė prasidėjo,
O aš skutinėjau laidelius, todėl kad vakar pamiršau šitą dalyką pasidaryti. Turėjau specialius jungiklius pasijungti. Dabar darau kaimišką variantą. Sujungsim tiesiog taip. Va taip gailėtinai, nes jau laidelis pradėjo svilt, nes kontakto gero nėra. Tada buvom laikinai testavimui padarę. O kaip ir minėjau, kol kas susiurblį neišspręsta, tai... Bet nieko baisaus čia, va, bam, izoliuojam. Tu atveš normalius kontaktus, sutvarkysi ir bus gerai. O kol kas porai važiavimų, kad padangas apsiprast, apsižiūrėti, kaip važiuoklė veikia, veiks ir toks variantas. Maža trasa, truputį kaitimo turim ir antrų bėgių pirmą važiavimą pabandžiau, tai vien ribotkė, antras mepas, kažkur tai 400 pemarklių, galvoju kažkur tiek. Ir dabar 18 ratai pamiršom orą nuleisti, tai su 3 barais gal važiavam, leidžiam iki 1,5 ir suvedimas nepadarytas. Nu, tai turbūt antrų bėgių gražiai taip kariausim, bandysim kažkaip sustabdžiu prisijaukinti mašiną tokį. Daug triukšmo vėliau papasakosim, dabar važiuojam. Nes matai, tu tada čia turi stovėti. Aš nematau matymą. Tai tada reiks. Bet turit greit reaguoti. Atrodo, kažkas gali būti. Jau? Banda? O gal mani nebėga? Ar bėga? Stop, šunk. Tai bėga ar nebėga? Karočią veikia. Sirbliukas tai veikia. Padeda, ne? Nereikia taip žemai kanistrus leisti. Bėga, ne? Bent jau pilt patogiau gal. Šaukščiau. Greičiau taip suvalom. Greičiau suvalom. Biškį greičiau. Važiuoja saugiai, bet taip nenuspėjimai, aišku, turbo yra kitaip nei kad V8. Bet važiavau su šrotu, kur barai buvo net nesureguliuoti, dabar užsidėsim kažkokį gal... dar vieną turim šrotų, tada tik tai užsidėsim normalesnį. Tai kol kas tiek. Tuoj dar prasitestuojam ir pabandysim padaryti gerų važiavimų jau su gerom padangom.
padariau kokių, nežinau kiek važiavimų, 15 kokių gal, nežinau. Žodžiu, netinka truputį perdavimas, iš tiesų, trumpai ir aiškiai, tai netinka perdavimas. Važiuoju antrų bėgių, junginėjau visus mepus, 1, 2, 3, 4. Kai nėra perdavimo, tai ten nesvarbu, kaip greit užsipučia. Bandžiau trečiu išsisukti šito aikšteliai. Suvažiuoti įmanoma, bet neatleidžia jokių klaidų. Realiai, jeigu mašina persekioji, su stabdžiais ir truputį turi problemų, negaliu stabdžių užminus, čia plius su turbaku, čia realiai žymiai geriau, kai veikia rankinis sankaba gazas, taip ir žaidi. Bet sunku išsispardyti ant trečio bėgio, žodžiu, ir labai sankabą deginu. Tai turbūt važiuosiu taip saugiai antrų bėgių, kad nedegint sankabos, bet užknisa, kad ribotkė, trūksta antro bėgio perdavimo, nes trečias yra per ilgas. Kai atsidarau, mane belenkai plačiai neša, o galbūt čia su važiuoklė reikia susižaisti. Reikia pasiaiškinti, kaip tą išspręs dalyką, nes tikrai bus gal, kad reiks ir į aikštelę su jį išvažiuoti ir nežinau, ką reiks daryti. Nes blemba, būtų antras bėgis truputį ilgesnis, idealu būtų. Bet dabar trečias bėgis įjungi ir tave sviedžia belenkai plačiai, turiu ant sankabos laikytis, rankinį sankabą, ne taip gražiai atrodo iš išorės ir kvalai mažiau taškų už tai gaučiau. Tai bet tam ir atvažiavam, kad suprast, kokias čia bėdas ir pasispręsim ir viskas visokia. Padangų nevalgo, dūmo nėra, nes mažai rotacijos rato, mažai sukasi. Trečią įjungi biškį papatoja, bet vėlgi tas užspaudė, jau reikia atsileisti, nes tai plačiai blokus meta. Padangos dedu ir šrotą, ir achillesus 2.15, kur tipo realiai čia suka labai lengvai, nors oro nuleidžia mažai. Ir turiu 2.65, galėčiau uždėti, pažiūrėti, kaip su jais važiuoja, bet čia gal pasiliekam pabaigai. Turiu naujus skinus dar ir ekstremus, bet visi porą metų stovėjo, gulėjo garažė, tai nežinau, kas iš jų bus. Tai va, dabar įdėsim gal kamerą, jeigu dar neišsikrovė GoPro į priekį, pavežiuosim žmonės, pažiūrėsim kaip jų reakcijos, nors čia nieko nėra baisaus, bet tik tai kaip porinius važiuoja, arti būna, tik tas turbūt įspūdis. O šiaip tai arti blokų labai nelindu. Kaip iš lauko atrodė? Nebuvo arti blokų niekur, ne? Nu, ant pastanovkės nebuvo. Nu, ant pastanovkės gal kažkiek, bet šiaip... Kol kas tiek. Operatorius sakė sakyti, nesudaužiam, yra tiesos, bet iš tiesų yra minusų ką pasidaryti. Kaip visada, jų dar dafiga turbūt, bet pradžiai jau mašiną pradedu suprast, kaip valdosi, be suvedimo, kad ir kaip būtų keista, bet reikia suvedimo šitą aikštelį būtinai, kad galėčiau pilnai savo lėkti. Perdavimą jau minėjau, kad trūksta, čia šitą problemą spręsim, galvosim. Labai didelės problemos su užpilimu kūro. Susėdėsime vairo padėtim, tai irgi minėjau turbūt, kad reikia pasikoreguoti. Ir su padangų parinkimu pagrindė turbūt irgi klausimas. Nes šitas variklis prašosi ten 265, 225, jau ten 1,2 baro buvo nuleisti. Spaudi, kiek spaudi, tiek važiuoja, ten, bet jau netgi gal per daug užsiputoja. Antru mepu važiavau, galbūt per daug šiek tiek galės, nes jau per daug putoja. Tai tiesiog atrodo pagauti bet ką galiu, kaip ir lengva, arti labai nelindau, kad nebūtų krešų kontaktų, tai taip saugiai, sakyčiau, pasitreniravome ir mašinas variklis atlaikė, kas svarbiausia, tai tipo, perrinkimas pasitvirtina ir viską kaip ir padarėm teisingai. Galbūt dar išlis, bet jau 3 atlaikė neblogus važiavimus, 3 treniruotės, tai sakyčiau gerai. Ką čia dar pasakyti? Einam, paklausim, Hebras. Tai kiek ryja etanolio? Pirmas klausimas, kiek ryja etanolio, nežinau, todėl kad čia ne kilometrais važiuojam, o valandom.
Bet šiandien sudeginam kažkur spėjau 30 litrų per 4 valandas, iš kurių valandą, jeigu nedaugiau stovėjom. Tai galima skaičiuoti valandom, kiek daugmaž sudegina turbūt. Priklauso nuo trasos, padangų, aikštelės ir viską. O dabar buvo kalba apie tai, kas blogai, kas nepatiko, ką blogai dariau, tai va, čia daugiausiai gali pakomentuoti. Nu, kaip matėsi man, tai atrodo, kad per lėtai važiuoja, kai jį vejasi. Kad stabdo mašiną. Aš neturiu pakomentuoti. Nu, išsakė, kad žodžiu per lėt. Ai, tai reikėjo man važiuoklę susiminkštinti, kad įrodyt, kad greitis. Bet man nereikėjo daugiau sukibimo, todėl kad aš jaučiau atstumą, važiavau tiek, kiek man saugu ir kiek arčiau nereikia. Man buvo gerai. Bet pažiūrėsiu vaizdo įrašus vėliau, kaip važiavo paskui mane. Bet labai sunku, dabar tik paskutinės padangas uždėjau, kurios kybės ir gerai važiavo. Prieš tai važiavau su visokiais kinais, ten šrotų senu. Va, galima parodyti, su kokiam padangam važiavau. Tai su tokiom, nu, tu greičia nepadarysi, tipo. Grįžom į namus. Jeigu patiko šis video, paspaudžiam like, pasubscribinam kanalą, pakomentuojam į apačią bet kokią nesąmonę, nes tai iškelia video. Ir pašėrinam, pasidalinam su draugais Facebook'e, Instagram'e, bet kur, kad truputį pakel šitą kanalą, nes per mėnesį susirenka subscriberių tik tai kokie 30, nuo 30 iki 100 kažkur tai. Tai tokiu tempu mes čia kilsim labai ilgai, tai padėkit truputį pakilt kanalui. Ačiū.